Pasibaigus Pirmajam pasauliniam karui Klaipėda buvo atskirta nuo Vokietijos. Ji kartu su nedidelė aplinkinė teritorija, kurioje tuo metu gyveno apie 150 000 žmonių, atsidūrė skirtingų interesų taikinyje. Kol nebuvo aiškus galutinis Klaipėdos krašto likimas, sąjungininkės laikinai jį administravo pačios. Šią misiją Klaipėdos krašte vykdė Prancūzija. Politiniuose kuluaruose tuo metu svarstytos dvi pagrindinės šio regiono perspektyvos. Viena – kraštą būtų tikslinga perduoti Lietuvai. Tiesa, pačią Lietuvą bent 1919-20 metais sąjungininkės įsivaizdavo kaip nebūtinai nepriklausomą valstybę. Antroji aktyviai diskutuota perspektyva buvo Danzigo arba Gdansko pavyzdžiu paversti Klaipėdą politiškai savarankišką teritoriją. Lietuvos ateitis yra visiškai neaiški 19 metais dar, tai tas sprendimas atskirti Klaipėdos kraštą nuo Vokietijos, jis yra galiausiai finalizuojamas tokiu būdu, kad Klaipėda laikinai perduodama Antantės šalių vardu administruoti Prancūzijai. Būtent dėl to, kad tarsi yra numatoma, kad Klaipėda bus Lietuvos dalis, bet ta Lietuva Paryžiaus taikos konferencijos architektų įsivaizdavimų turėjo būti Lenkijos dalis, tai kadangi tarp Lietuvos ir Lenkijos dar nėra rastas kažkoks politinis sambūvis, jie įsivaizduoja, kad reikia palaukti, reiškia, kol situacija susitvarkys ir tada bus galima priimti politinį sprendimą. Bet kadangi Lietuva kaip politinis subjektas per 20-21 metus iš esmės įsitvirtina, tampa Tautų sąjungos nare, Lietuva vyksta rinkimai, steigiamai Seimą ir savo valiuta atsiranda 22 metais. Na, žodžiu, kitaip sakant, tampa aišku, kad Lietuva liks kaip politinis savarankiškas subjektas. Tai šituos sprendimus, kurie buvo projektuojami 19-20 metais, aišku, reikia keisti. Ir tada Paryžius, kuris tuo metu yra Europos diplomatijos centras, iš esmės projektuoja, kad Klaipėda turės būti laisvasis miestas arba laisvoji valstybė, 15 metų galbūt prižiūrima Tautų sąjungos, garantuojant čia ne tik Lietuvos, bet ir Lenkijos interesus. Kaip šią žinutę, kad Klaipėdos kraštas yra atskirtas nuo Vokietijos, bet neprijungtas, neatiduotas Lietuvai, priima vietos gyventojai? Čia daugiausiai, žinome, mes galime kalbėti apie vokiečius, kadangi Klaipėdoje jie iš tikrųjų sudaro dominuojančią dalį. Jeigu pasižiūrėtumėme į gyventojų skaičius pagal tautybę surašytus, kurie rėmėsi gimtosios kalbos kriterijumi, tai apie 20-uosius metus visame krašte, įskaitant ne tik Klaipėdą, bet ir ten Šilutės, Pagėgių regionus, gyveno apie 71 000 vokiškai kalbančių, 67 000 lietuviškai savo gimtąją kalbą laikančių gyventojų ir 3 000 kitomis kalbomis kalbančių. Tai žinoma, visgi persvara buvo vokiečių pusėje ir jie iš karto pradėjo galvoti ir kalbėti apie savo vokiškumo išlaikymą. Jiems tas atskirimas nuo Vokietijos iš tikrųjų buvo ganėtinai skausmingas, prasideda tokia, sakykime, išlikimo dėl vokiškumo kelių metų laikotarpio kova, kuri paskui, aišku, tęsiasi jau ir po 23 metų. Tik tais galbūt ta kova kabutėse mes ją turėtumėm įrašyti. Tai nebuvo karinės priemonės, tai buvo politinės, kultūrinės įvairios priemonės. Tai va, ir 19 metų viduryje buvo įkurtas vokiečių lietuvių tėviškės draugija arba Heimatbundas, kuris daugiausiai ir tikėjosi arba jo tikslas buvo išsaugoti tą vokiškumą, nes buvo manoma, kad atskirimas nuo Vokietijos turės didžiulę neigiamą žalą vietos to vokiškumo išsaugojimo koloritui. Klaipėdos krašto vokiškasis elitas manė, kad regiono vokiškumą pavyks išsaugoti, jeigu sąjungininkės palaimins Klaipėdoje jau nuo 1919 metų svarstyta idėja, kad šis kraštas galėtų tapti savarankišką valstybę. Vietiniai gyventojai
vietiniai pramonininkai, vietinis elitas buvo labai už tokią iniciatyvą, nes jie įsivaizdavo, kad ekonominis užnugaris Klaipėdai visų pirma yra ne Lietuva, bet kur kas platesnis - Lenkija. Jiems rūpėjo atkurti ekonominius kontaktus, kurie egzistavo iki Didžiojo karo, iki Pirmo pasaulinio karo, ir jie tikėjosi, kad, reiškia, jeigu Klaipėda taps laisvuoju miestu, laisvąja valstybė, jeigu transportas, reiškia, visas Nemuno upe bus internacionalizuotas, ne vienai valstybei, reiškia, atiduotas, bet būtent, kad Nemunu kaip tranzitinė arterija galės naudotis skirtingos valstybės, tame tarp Lenkija, tai jie tikėjosi, kad tuos kontaktus jie atkurs. Prasideda tokia ganėtinai stipri tarp vokiečių paplitusi laisvosios valstybės idėjos propagavimo akcija, kurią nuo 21 metų jau praktiškai pradeda palaikyti ir kraštą administravę prancūzai, kadangi Prancūzija buvo tampriai susijusi su Lenkais, su Lenkijos interesais, o Lenkija, kaip mes žinome, labai norėjo pagal įvairius projektus į savo įtakos sferą pajungti ir Lietuvą, Hymanso įvairūs planai ir visa kita, tai tas laisvosios valstybės arba vokiškai Freistaat idėja, ji iš tikrųjų buvo labai palaikoma tiek kraštą administravusiųjų, tiek ir tarp krašto gyventojų. Ta idėja, jinai buvo labai gyva, jinai buvo palaikoma per įvairią vokišką spaudą, kuri čia egzistavo, mums gerai žinomas Klaipėdos garlaivio laikraštis arba Mėmelė ir Damvot laikraštis, kuris buvo vienas iš pagrindinių to vokiškos idėjos propaguotojų. Paradoksalu, kad nors savarankiškos valstybės idėja buvo priimtina Klaipėdos krašte gyvenusiems vokiečiakalbiams, kurie tikėjosi taip pat kurti per karą sužlugdytus ekonominius ryšius, pokarinėje Vokietijoje ne visi tokiai Klaipėdos regiono politiniai ateičiai pritarė. Krašto vietos gyventojai iki 23 metų, kai palaikė tą laisvosios valstybės idėją, tai jų pozicija buvo skirtinga negu Vokietijos valstybės, tos jau pokarinės, nes jie palaikė Klaipėdos krašto priklausimo Lietuvai idėją. Gali tai atrodyti iš pirmo žvilgsnio ganėtinai keistas dalykas, kad nesutampa vietos vokiečių ir Vokietijos interesai, tačiau buvo baiminamas iš Vokietijos pusės, kad jeigu laisvoji valstybė, Klaipėdos kraštas taps laisvąja valstybė, joje ypatingai pradės dominuoti prancūzų įtaka ir lenkų, prancūzai, kurie čia ir kraštą administravo. O tai žinoma Vokietijai, žvelgiant iš strateginės pusės ir tą Klaipėdos krašto situaciją, tarsi toks nedidelis geopolitinis darinys teritorinis, bet geopolitinėme kontekste jis buvo labai svarbus. Ir dėl to tas toksai įvairių valstybių santykių susikirtimas čia buvo labai akivaizdus. Ir todėl Vokietija nebuvo suinteresuota, kad šitas kraštas taptų laisvąja valstybė. Jiems buvo lengviau orientuotis, jeigu Klaipėda atitektų Lietuvai. Ir dėl to palaikė tą idėją ir praktiškai, kaip mes žinome, rėmė Lietuvos planus dėl Klaipėdos krašto prijungimo, nes deja, kaip parodė perspektyva istorinė Klaipėdos krašto vėlesnio siužeto, kad vokiečiai buvo minėję ir sakė, kad galbūt iš Lietuvos bus kraštą atsimti lengviau, negu jeigu jis priklausytų Prancūzijai. Deja, kaip parodė, deja sakau dėl to, kad iš tikrųjų vokiečiai buvo teisūs ir 1939 metais deja Lietuva turi atsisakyti Klaipėdos krašto jau iš Hitlerio Vokietijos. Idėja, kad Klaipėda gali tapti Lietuvos dalimi, rėmė ne tik atskiri sluoksniai Vokietijoje ir Lietuvos politikoje. Ji tam tikrą palaikymą turėjo ir Prūsijos lietuvių gretose. Vos tik pasibaigus Pirmajam pasauliniam karui, 1918 m. lapkričio 16 d. 15 žmonių Tilžėje įkūrė Prūsų lietuvių tautos tarybą. Pačią pirmą savo egzistavimo dieną ji išplatino atsišaukimą, kad Prūsijos lietuviai norį atsiskirti nuo Vokietijos ir jungtis prie Lietuvos. Tačiau ne visi vietos lietuviai tokią idėją rėmė.
Tad ir jų gretose dėl Klaipėdos krašto prijungimo prie Lietuvos nuomonių būta skirtingų. Pirmiausia, kurį laiką buvo visiškai neaišku, kokia bus toji Lietuva. Antra, vietos lietuvius neramino ir skirtingi Klaipėdos ir didžiosios Lietuvos išsivystymo lygiai. Klaipėdos kraštas ir pati Klaipėda tikrai ekonomiškai buvo labiau išsivysčiusi visada negu didžioji Lietuva, lyginant laikotarpį prieš Pirmą pasaulinį karą ir po jo. Jeigu kalbėti apie infrastruktūrinius skirtumus, jie buvo visada ir išliko dar labai ilgai iki Antro pasaulinio pabaigos, kurio viskas pateko į Sovietijos valdžią ir ten jau buvo sumalta į šipulius. O šiaip 23 metų ambasadorių konferencijos nepaprastosios komisijos nutarime pasakyta, kad kultūrinis civilizacinis skirtumas tarp Klaipėdos krašto ir didžiosios Lietuvos yra 100 metų. Kitas karas, toksai britų diplomatas, sako, kad nusikaltimas būtų Klaipėdos kraštą perduoti Lietuvai, nes skirtumas yra ne mažiau kaip 100 metų. Parašyta šitą keliuose dokumentuose. Tačiau nepaisant šių skirtumų, 1923 metais Klaipėdos kraštas tapo Lietuvos Respublikos dalimi.